Kęstutis Pūkas prabilo iš esmės. Jis nepatenkintas ir nusivylęs organų ir jo veikla. Štai tiksli negerbiamo pono Pūko citata. Specialioji komisija savo veiklą vykdo ne kaip nešališkas arbitras, o kaip suinteresuotas organas, kuo greičiau mane pašalinti iš Seimo. Kaip čia aiškiau paaiškinus tą biurokratinę kalbą? Žodžiu, kad Pūko apkalbėtas organas jau seniai daro viską, kad Pūkas būtų pašalintas iš Seimo, aišku, kaip ir be komentarų. Vien filmuotos medžiagos iš darbo pokalbių pakanka. Bet dabar painiau, kuogi tas organas suinteresuotas. Kaip ir visiems viskas aišku kuo. Bet turbūt Pūkas norėtų, kad organas būtų nešališkas. O tai reiškia matyt tai, kad įrodžius, jog organas buvo nešališkas, tai yra elgėsi taip, kaip elgėsi pats, savo valia ir savanoriškai, tuomet išeitų, jog Pūkas nieko nenusikalto. Nu ką padarys, jeigu organas tavęs neklauso ir daro, ką užsimanęs? Juk kam nepasitaiko situacijų, kai protas sako, nu tegu eina sau ta panelytė, kas kad krūtinė graži ir užpakaliukas riestas ne tavo reikalas. O organas neklauso proto, taip ir veržėsi pirmin paskui jauną gražuolę. Oi, žodžiu, stojo Pūkas į kovą su organu ir mes dar pažiūrėsim, kam bus įvykdyta apkalta ir kas bus pašalintas.